Sveiki visi prisijungę prie Pokyčių namų tinklalaidės Laikas pokyčiams. Su manim kartu šiandien yra psichologė Indrė, kuri yra ne tik Pokyčių namų bendruomenės psichologė, bet taip pat turi savo internetinį puslapį Psichologo valtyje, kuriame rašo įvairiomis psichologinėmis temomis. Tai galite užsukti ir pasižiūrėti. O šiandien mes su Indre kalbėsime itin jautrę temą, tai yra persileidimai ir netektis. Labas, Indre. Sveika, Igne. Ačiū, kad šiandien sutikai su manim pasikalbėti. Tokia sudėtinga tema, tai yra persileidimai ir netektis. Ir tuo pačiu, aišku, labai tikiuosi, kad mes taip rasim ir pagalbos būdus, kaip pritaikyti šitose sudėtingose situacijose. Bet kadangi esi savo internetinio puslapio rašytoja, ar ne, tai yra vedi, rašai apie įvairias temas, tai norėtųsi galbūt tavęs paklausti, kaip sugalvojai, kad galbūt reikalingi tokie įvairiom temom straipsniai ir dar net apie tavo patirtį tie straipsniai? Galbūt prisistatysiu taip, kad šiandien dienai skaičiuoju 38 gyvenimo metus ir psichologo kėdėj, kaip konsultanto kėdėj esu tik tai dar 1 metus ir klausi priežasčių, ar kaip tai nutiko, tai gavosi visiškai natūraliai. Aš daug metų praleidau versle, HR, mokymuose ir man labai patiko mano darbas, nes jisai buvo su žmonėm, daug bendravimo ir panašiai, bet nutiko tam tikros skaudžios gyvenimo patirtis, kur supratau, kad likti toje organizacijoje, nepaisant to, kiek stipriai tu myli, fiziškai nebegalėjau, nes kartais kompiuterio vieta primindavo tą skausmą, persikleidimo skausmą. Ir kažkaip labai natūraliai taip gavosi, kad viduj širdim pajutau, kad aš noriu daryti tą darbą, kur mokslai mano yra baigti, psichologijos mokslai. Ir kažkaip galvojau apie tą puslapio pavadinimą, domeno pavadinimą ir irgi jis gimė tiesiog Psichologo valtyje, kur būtų su tokiu kvietimu, kviečiu žmogau tave ateiti psichologo kabinetą, ateiti psichologo valtyje, dirbti kartu. Tai tas pavadinimas taip gimė kažkaip irgi paprastai, lengvai. O kas skatina rašyti ir dalintis asmeniniam patirtim, galbūt tai, kad mes labai daug teoriškai viską žinom, bet kai tu turi tą asmeninę patirtį kažkokią, tai tada tie tekstai, ta informacija visada jinai yra gyva. Tai nėra dirbtinio intelekto sukurtas tekstas, bet tas tekstas yra iš širdies į širdį, kaip aš sakau. Ir aš 24 metų lapkritį dalyvavau vienoje konferencijoje apie reprodukcinę sveikatą. Man vien tas pavadinimas reprodukcinė sveikata, tai yra toksai visiškai medicininis šaltas. Ir dalyvavimas toje konferencijoje turbūt ypatingai dar labiau leido suvokti, pajausti, kiek tai yra jautri tema. Kiek dar su tokia kažkokia visuomenės etiketė gėda, kaltė, kad tarsi moteris turėtų būti dėl to kalta. Ne. Ir persileidimai nutinka, pirmasis ankstyvasis persileidimas nutinka berods 1 iš 4 nėštumų baigėsi persileidimu ir tai yra tikrai labai dažna moterų patirtis. Tik tai, kai tai nutinka ankstyvajam periode, kada tu dar neišdrįsti džiaugti su pasauliu ir tu lieki toks vienas su to savo skausmu ir nežinai, kur jį padėti. O tas neiškalbėtas, neišventiliuotas skausmas puikiai, Igne, manau, pati žinai, kad jisai gali baigtis tiek psichiniam ligom, tiek fiziniam ligom. Ir aš kaip pati praėjau tą kelią, nes turėjau 3 praradimus, tai man tai yra ypatingai jautru, bet lygiai taip pat aš gebu apie tai kalbėti, galiu kalbėti apie tai su moterim, galiu drąsiai ir pati pasakyti, kad taip, tai nutiko mano gyvenime.
ar aš būčiau norėjus, kad to neįvyktų, paklauskit bet kurios ar ne mamos, tai natūralu, kad ne. Bet nutinka gyvenime dalykai, kaip ir nutiko psichologo valtyje, kaip ir nutiko mano asmeninės gyvenimo patirtis. Ir tiesiog yra didelis noras kviesti mamas, nelikti vienom su savo skausmu. Ir man teko garbė pati pažinti Angelų mamos asociacijos įkūrėja ir tie susitikimai su angelų mamomis visuomet yra irgi labai šilti, jaukus ir leidžia pamatyti, kiek mamos stipriai dar nešioja tą vidinį skausmą apie tos prarastus angeliukus. Ir labai stipriai palėtė vienos moters istoriją, bet nenoriu leistis į detalės, nes tai yra konfidencialu, kad kartais nepaisant to, kiek jau laiko prabėgo, kartais moterim tebeskauda po 10 metų, 15, 20. O kodėl stipriai tebeskauda? Nes neišsikalbėjo, nes neišsiverkė, nes nubėgo į veiklas, darbus ir panašiai. Čia sėdi toks pat egzempliorius priešais tave, kuri irgi bandė bėgti darbais, mokslais, o žiūrėjo, kad taip negalima. Sako, batsivys be batų, bet kartais taip nutinka. Ir tu, kaip suprantu, turėjai ne vieną persileidimą ir apie tai kalbė, ar ne? Kaip manai pati, ar lengvėja skausmas, ar sunkėja skausmas po kiekvieno persileidimo? Čia turbūt toks irgi labai svarbus aspektas, nes atrodo, kai tu gal pirmo vaiko tarsi įsivaizduojant arba pirmas tas persileidimas, tai vienaip turbūt vienokia patirtis, po to jinai turbūt sunkėja ar lengvėja. Kokia patirtis tavo ir kokia galbūt tavo klienčių patirtis šitoje vietoje? Turbūt pasakysiu šitaip, kad kiekvienos istorija yra labai skirtinga. Aš turiu ne vieną klientę moterį, kuri patyrė šitą skausmą. Ir kaip tai sulyginti, aš nežinau. Yra mamų, kurioms gimsta vaikeliai ir jie gyvena tik tai kelias dienas. Yra mamų, kuriom 6 mėnesių vaikeliai iškeliauja. Yra mamų, kuriom kūdikėlių, ne kūdikėlių, dar tam stebuklėlių, tai šilauogiai, mėlyniai, nežinau kaip pavadinti, nes jas yra tokio dydžio, pirmajam trimestre iškeliauja. Kiekvienos istorija labai skirtinga ir kalbėti iš savo klienčių perspektyvos būtų pirma neetiška ir aš to negaliu daryti. Aš galiu pasakoti tik tai apie save, kad turbūt stipriausias ir didžiausias skausmas buvo natūralu praradus pirmą, nors nepaisant to, kad tai buvo tik 8 savaitės, bet man buvo labai stipriai skauda, nes tai buvo, nežmoniškai laukta, nežmoniškai svajot. Ir aš atsimenu, Dieve, tos juostelės dvi, tu ten atrodo ant sparnų, ten tas kelias savaitės, kol aš žinau, kad aš laukiuosi, nes aš jau spėjau ir pas gydytojus nueiti, ir tyrimus padaryti, ir jau ten man gydytojas skambutis, kad jau viskas gerai, ir tada tu pradedi darbe kraujuoti, ir tu staigiai susiorganizuoji vizitą pas gydytoją, ir tas toksai gydytojo, tai ko jūs čia verkiat? Taigi jūs jauna, taigi jūs švaistingai, taigi jūs pastojat. Yra tokie žodžiai dažnai taip stipriai skauda ir aš tada daug dirbau, dar studijavau magistrantūrą ir galvoju. Nors man tada buvo, aš magistrantūrą studijavau, man kai buvo 30 metų, tai aš galvoju, šiaip tai netokia šiaurina, 30 metų, tai jau, žiūrint, kaip tu žiūri šiuolaikiniam pasauliu, jo normalu 30 metų kalbėti apie vaikus, bet man tada neatrodė, kad aš jau tokia jauna, nes aš apie tą kūdikį svajojau gal nuo kokių 26 jau, tai man tai buvo tas laikas toks ilgas 4 metų laukimų ir pagaliau ir dėja tas stebuklelis nusprendė, kad jam nelaikas. Ir turbūt jisai labiausiai skauda, nes jisai neišventiliuotas buvo. Kaip jau ir minėjau, bėgau, bet kur nubėgau? Tada sekė santuoka, nes aš mėgdavau juokauti, kad vaikai tik tai vaikai turi gimti šeimoje, tai aš pati turbūt dievuliui prikarksėjau. Tik tai buvo sunku atlaikyti, nes tuo pat metu laukėsi mano geriausia draugė, laukėsi mano tiesioginio vadovė. Ir taip atrodo, palauk, demrai, čia man taip stipriai skauda, čia jūs visi dar. Ir yra visiškai, noriu pasakyti, tom mamom, kurios galbūt patyrė panašių dalykų,
pasakyti, kad yra visiškai normalu jausti pyktį, visiškai normalu jausti pavydą ir visos emocijos tuo metu yra normalios. Tik tai kas yra nenormalu? Neleisti savo atsikvėpti, neleisti savęs pagydyti, neleisti, nežinau, tiesiog išsiliūdėti. Nenormalu yra sakyti, kad nieko nenutiko, nutiko. Ir tai yra skaudžios patirtis ir dėja taip nutinka. Tai tas pirmas praradimas man buvo turbūt ypatingai sunkus, bet vėliau 19 metais gimė mano sūnus Adomas, kas man yra visiška Dievo dovana, stebuklas. Nes vėliau pasakysiu, kokias sveikatos tam tikrus sutrikumus turiu, kurie lėmė tos persileidimus. Ir tada sekantis mano praradimas buvo... Tai buvo 21 metai, pavasaris. Ir jau buvo 12 savaičių. Man buvo echoskopas, kur ten tikrina viską. Bet dėja pasako, kad širdutė nebeplaka. Skaudėjo. Bet aš dabar galvoju, kad turbūt, kaip tai juokingai beskambėtų, nors tai buvo 12 jau savaičių, kada jau tu ten praspykino, pravėmi ir jau didelė. Ta momentą šalia manęs buvo labai nuostabus gydytojai. Gydytoja labai greitai suorganizavo visą priežiūrą. Tiesiog buvo atliktas tyrimas, pasakymas, kad širdutė nebeplaka. Aš jau sekančią dieną buvau Antakalnio ligoninėje ir ta pati gydytoja man padarė vadinamą abraziją. Abrazija, kas žino, tai yra su narkoze daromas tiesiog valymas ir vaisiaus išėmimas iš tavęs ir tiek. Tai tada įvyko tas antrasis mano praradimas. Ir dabar aš tikrai bijau sumeluoti metus, jau 23 metų vasarą. Aš dar kartelį laukiausi. Ir kai nuėjau pas gydytoją, irgi sako, viskas gerai, bet sako, kažkaip mažokas. Ir man iš karto, mažokas, nieko gero. Aš tada nuėjau privačiai ir gydytoja su geresnė technika patikrino, sako, tau viskas formuojasi taip, kad tu turėtum tą vaiką, bet dėja pačios gyvybės užuomazgos jie nematė. Pirminės apžiūros metu tiesiog dėl prastesnės technikos, jie sako, mažokas nėštumas, o po to jau kai su geresnė technika patikrino, buvo atsakymas, kad to vaisiaus nėra, tai ir vėl abrazija. Ir tas praradimas irgi buvo gan sunkus, nes aš tuo metu jau dirbau, aš ėjau į darbą ir aš neleidau savo išsilydėti. Aš sužinojau, kad man vėl reikės daryti valymą, vietoj to, kad pasimčiau biuletenį. Kaip pagalvoju, visiškai kvailė, bet skridau į komandiruotę, aš sekančią dieną vedžiau žmonėm mokymus ir tik tai dar grįžus į Lietuvą, į Vilnių, keliavau į Santariškes, kur ten atskira istorija. Bet kaip aš mėgstu sakyti apie gerus dalykus garsiai, tai man Santariškes dovanojo sūnų Adomą, nes aš turiu taip vadinamą antifosfolipidinį sindromą, jis skamba taip labai sudėtingai, aš žmonių kalbą pasakysiu, tai yra tiesiog tirštas kraujas. Ką aš turiu daryti, arba mamos, kurios turi antifosfolipidinį sindromą, žino, kad jis turi gerti aspiriną, arba yra kiti dar tokie medikamentai, bet čia jau yra išrašoma gydytojų, kurie skystina kraują. Tiesiog, tirštas kraujas, jis jau užkimšdavo kraujagyslės ir vaikutis negaudavo reikiamų medžiagų ir panašiai, ir tiesiog širdutė sustodavo. Tai aš turiu tokią diagnozę, su kuria žmonės gyvena, bet tiesiog visko yra ir tų priežasčių yra įvairių ir įvairiausių, kodėl moterim nutinka tam tikri dalykai. Ta aplinka labai girdisi, kad didelę įtaką iš tikrųjų daro moteriai, tai va čia gal norisi ir kitas moteris, kurios klausysis, gal pastiprinti arba nuliūdinti, net nežinau. Tai tavo patirtis, aišku, bet ir apskritai, psichologinės žinios turbūt, tai kaip aplinka gali padėti tokiai moteriai, kuri neteko vaiko, arba nepadėti, nes čia girdisi, tas bėgti pradedu, nes ten gydytojo, ką tu čia jauna ir taip toliau, daug skaudžių tokių atrodo aplinkos žodžių net galima sulaukti. Igne, tu palėtai labai teisingą kampą. Aplinka, gydytojai,
ir kiti žmonės, bičiuliai, draugai, seneliai ir panašiai. Nėra paprasta būti šalia tokių nepatogių situacijų, tada visada galvoja, tai kaip čia pasakyti, ką pasakyti. Turbūt esminė žinutė būtų žmonėm, tiem, kurie susiduria su tuo. Tiesiog elementariai paklausti tos moters ar to vyro, nes vyras irgi tik tai kitokiu būdu patiria tą skausmą. O ką tu norėtum, kad aš pasakyčiau, ar ką tu norėtum padaryti, kaip tu nori būti šiandien su tuo skausmu. Žodžiai, kurie yra žudikai, tai jau mes juos įvardinom, nieko tokio tu jauna, nieko tokio tu vaisinga, čia dar viskas prieš akį, tai viskas dar bus, neverk, visom taip nutinka, tai ko tu čia verki, tas toks skausmo numenkinimas turbūt yra sunkiausia. Ir dalia žmonių toks visiškai grubumas, kai tu ten, tarkim, koridorių sėdi, ašaros upeliais rieda ir praeina gydytojai be jokių reakcijų arba kiti žmonės be jokių reakcijų. Čia ne tik mano turbūt praradimo skausmus liečia, mes apskritai tapom tokia truputėlį mažiau empatijos, mažiau atjautos turintis. Nesinori liesti tos kitos temos. Aš kvieščiau nenuneigti skausmo, jeigu taip reikėtų apibendrintai, o mamas apie tai kalbėti. Mamas, kurios turi tos angeliukus, yra tikrai daug erdvių, vietų, bendruomenių, kur galima apie tai pasikalbėti. Galima kalbėtis su psichologu, galima kalbėti su artima bičiule, drauge, rasti tiesiog tą žmogų, su kuom tu galėtum pasidalinti. Kitas dalykas - neskubėti. Neskubėti sakyti, kad nieko nenutiko. Jau minėtoji mano konferencija apie reprodukcinę sveikatą man pačiai labai stipriai atvėrė akis, kas darosi su moterų kūnu, aš pasakysiu kūnu. Netgi fiziologiškai moters kūnas ruošiasi ar ne gimdymui, visi hormonai ir panašiai, viskas ruošiasi tam vaikelio saugojimui. Ir staiga nieko nebeliko. Tai netgi fizinis kūnas patiria labai 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 didelį stresą. Nekalbėkim apie jausmus, kurie iš vis ten. Tai tiesiog aš mamas, moteris, kurios tai patyrė, kviečiu į tai tokio truputėlį sustok. Truputėlį leisk savo paverkti, leisk savo susisukti į pleduką ir prisijaukinti, susišildyti tą skausmą. Bet natūralu neužsibūti vienai su juo, pasidalinti su specialistu, pasidalinti su bendruomenė, kuri kalba apie tą temą, rasti erdvę, kur tu galėtum tiesiog išsišnekėti, jeigu reikės išsiverkti, nes tu ne viena, visko gyvenime nutinka. Tai mes kažkaip labai daug empatijos, paguodos skiriam tiem žmonėm. Aš jau nenoriu lyginti, nes skausmo negali sulyginti, bet kažkaip mums negėda pasakyti, kad aš sirgau vėžiu. Mums negėda pasakyti, kad aš ten koks nors eksalkoholikas. Bet kad aš turiu tos 3 angelus danguje, ar kad aš patyriau persileidimą, tarkisi man tokia vidinė gėda kažkur ateina, bet čia gal mano patirtis. Nes aš tikrai žinau daug moterų, kurios su tuo susidūrė, bet jom vis dar gėda apie tai kalbėti. Nežinau, nerandu atsakymą, dėl ko ta gėda kartais yra. Gal nepatogu, gal sunku, gal skauda. Žinai, aš kartais galvoju, yra dar mūsų tas visuomenė apskritai nuostata, kaip pati laukiausi, ar ne, tai
tuos pirmus 3 mėnesius, kadangi ten daugiausiai persileidimų, tai nesakykim iš vis, kad laukiamės ir jau tada, kai ta saugi riba, plius minus saugi, nes ir po to visko gali nutikti, bet tada tik tai pradėkim sakyti galbūt, ar ne? Tai čia galvoju, ar irgi nėra toks truputį neša, nes kas nutinka per tos 3 mėnesius, tu niekam nesakei ir tada toks lieki truputį irgi, negi dabar čia pulsi sakyti visiems. Tai galvoju, gal kartais ta tokia nuostata irgi nepadeda laisviau apie tai kalbėti. Aišku, ir skausmas čia tas momentas svarbus. Taip, Igne, šita vieta yra. Mes puikiai žinom, kad iki tų 3 mėnesių kažkaip tik, artimiausiam žmogui, tai vyrui, savo partneriui pasakai apie tai. Nežinau, kas ten mėgsta su mama, su kolegė pasidalinti. Ir tikrai tu rakini tą džiaugsmą. Bet yra dalis žmonių, kurie anksčiau apie tai pasako, bet tai irgi tokia, nežinau kaip teisingai iš tikrųjų, nes visko gali nutikti, bet tasai, kad tu negali iki 3 mėnesio niekam sakyti, tas irgi tokio priduoda. O kur teisybė ir kur teisingai pasielgti, aš irgi neturiu šiandien dieną atsakymo, tik tai žinau, kad kai man pačiai taip nutiko, tai aš irgi niekam nesakiau ir atsimenu, skambinu tam žmonėm iš darbo, pasakau, viskas man labai negerai, aš turiu išeiti ir niekas apie tai nežinojo. Jiems tik tai buvo keista, palaukit, čia kažkas išeina iš darbo, keliom dienom pailsėti, tai jiems buvo keista. Ir viskas. Ir aš nežinau, Igne, kaip yra teisingai, bet tavo žinutė dėl to iki tų 3 mėnesių yra labai teisinga. Tu kaip lik ir nori dalintis, bet ir negali. O tada, jeigu nutinka kažkas skaudaus ir kaip ir neturi su kuom daug pasidalinti, bet su kažkom labai stipriai daug, turbūt ir nereikia. Su tais artimiausiais žmonėm ir su specialistais. Gal vis dėlto teisingiausias variantas ir surasti tinkamą specialistą, kuris geba išbūti tavo skausme, geba atjausti, geba išklausyti. Ir tos tikrų žmonės, nebijoti tikriems žmonėms, savo draugams apie tai pasikalbėti, pasakyti. Turbūt darbe ir nereikia visiems visko žinoti, bet aš žinau atveju, kur moteris jau 6 metų prarado, tai yra, 6 mėnesių prarado kūdikėlį ir sako, man taip sunku buvo grįžti darbą. Nes sako, jau jie mane išlydėję buvo beros, ar jinai ne 6, ten bijau sumeluoti tiksliai laiką, bet sako, jei buvo ją išlydėję į motinystės atostogas ir tas praradimas įvyko ir jinai turėjo dėja sugrįžti darbus, tai sako, man buvo baisiai sunku grįžti tą darbą, nes sako, visi jie manęs jau išlydėjo. Ir sako, aš tada grįžtu ne po 2 metų motinystės atostogų, ten po mėnesio, nes jinai berods mėnesį buvo biuletenį ir tada tie žmonių žvilgsniai dalis nieko tokio, arba dalis ignoravimas. Nes, nėra taip paprasta, ką pasakyti, tu nežinai, tiesiog nežinai kartais. Tai jos istorija irgi buvo tokia stipriai paliečianti. Tai iš tikrųjų galvojant, kad tu pati tą tokį labai sunku kelią ir matau, kiek jausmo iš tikrųjų tame yra ir tos atjautos tom moterim, kurios patyrė persileidimus ar netektis vaikučio ar ne. Bet kažkokie būdai tau pačiai padėjo, ar ne? Ir tu apie juos irgi kalbi ir daliniesi. Tai gal gali ir su mūsų klausytojais pasidalinti, kiek žinau, keletą dalykų buvo tų pagrindinių, ar ne? Tai gal gali irgi pasidalinti, kas tau padėjo, kas palengvino truputį tą naštą, nes specialistų visokių mes galim sutikti. Gydytojai, galbūt jeigu tiesiogiai psichologą dirbantį su tuo kreipiesi, tai turbūt kitokia vėl patirtis. Bet yra ir, suprantu, be specialistų kitų praktikų ir technikų, ar ne, kurios gali šiek tiek palengvinti būseną. Danijos laimės instituto direktorius Mike Wickings ir jis yra parašęs kelias knygas, Mažoji laimės knyga Hygė, Mažoji laimės knyga Lygė. Ir man bevartant pirmąją jo parašytą knygą, ten buvo puslapis su diagrama. Kas žmonėm teikia daugiausiai laimės, kiek jie skiria tam valandų. Ir aš tada galvoju, gerai, man skauda, bet aš vis tiek noriu būti laiminga. Ir aš nenoriu tam savo skausme būti, tai juoda ant balto yra parašyta, kas teikia laimę. Tai vadinasi,
Nu, tai aš ir darysiu tada, kas teikia laimę. Ir čia netgi dar atsinešiau tokią vieną knygą. Žiemos maudynės ir šiaurietiškas būdas gyventi laimingiau ir sveikiau. Ir pirmoji ta turbūt praktika būtų, kuri man labai patinka. Mano rytas visada prasideda šaltų dušų, čia jau nenaujiena, bet lygiai taip pat mes su vyru žiemą einame maudytis į eketę. Tai čia irgi jau daug kas tai daro, bet iš tikrųjų žinokė, Ignė veikia. Aš pamenu tą pirmą įlindimą į eketę ir tada toks adrenalino pliūpsnis, tas tokio kažkokios daug tokio kažkokio jausmo atrodo į smegenis, kalbu visiškai paprastai. Ir gera įveikti save, gera prie -10 įleisti į ledinį vandenį, pabūti tas kelias akimirkas, pajausti, kad tu turi kūną, gyveni. Tai šaltas vanduo būtų viena iš praktikų. Kitas dalykas tai yra malda. Ir maldą mes galim traktuoti kaip eiti į Dievo namus, į bažnyčią, bet lygiai taip pat maldą galima traktuoti kaip pasakymą ačiū. Pasakymą ačiū bičiuliam, pasakymą ačiū apskritai už gyvenimą ir tos dėkingumo praktikos jos yra irgi labai svarbios. Tad aš tiek einu į Dievo namus, į bažnyčią, bet lygiai taip pat labai dažnai pastabdau save ir padėkoju už čia ir dabar, kad esu, kad galiu kalbėti, kad galiu dalintis, ar tiesiog už, nežinau, skanę ryto kavą. Ir kai tu save moki, taip susistabdyti tą sekundės momentą, pajusti, kiek tu daug turi, tai tas yra svarbu. Tai čia būtų apie maldą kalbant. Kitas dalykas tai yra maistas. Danai ir apskritai skandinavai, jie turi ritualus, kai visa šeima susėda prie bendro stalo ir pietauja, vakarieniauja, kalbasi. Tai maistas yra viena iš tų praktikų. Aš pati irgi daug namie gaminu ir mėgstu ten nuo, nežinau, bulvių košės iki kažkos įdomesnio pagaminti. Tai kviečiu irgi stabtelt ir pastebėti save, kad ta namų virtuvėje būna labai labai faina. Ir kai tu turi ką į namus savo pakviesti, irgi yra gera. Kitas dalykas tai yra bendravimas, jisai mums teikia labai daug džiaugsmo. Ir aš kviečiu, aš žinau, labai dažnai žmonės, ta tokia bendrystė, ieškoti erdvių, kur tu gali rasti bendraminčių. Nes kas žmonės dažniausiai ne tik atskaudina, bet kas jos labiausiai sukausto, tai yra vienišumas. Tad ir savo klientams aš labai dažnai sakau, parplėskim truputį jūsų socialinius burbulus. Ką jūs mėgstate gyvenime veikti? Okay. Jeigu aš myliu šunius, tai tada einu galbūt savanoriauti į šuniukų kažkokią prieglaudą ir ten sutikti bendraminčių. Jeigu man patinka vaikai, aš keliauju vaikų liniją. Aš lygiai taip pat esu vaikų linijos savanorė. Ir, nežinau, jeigu man patinka tas pats šiaurietiškas ėjimas lazdom, aš galiu rasti tą bendruomenę ir bendravimas, tas būtų toks, kur praplečiu aš tą savo lauką, kad aš nesu vienas su savo mintim, idėjom, nes kaip jau ir nesinori kartot, bet vienišumas jo, jisai toksai uždentantis tą tokį slogutį. Ir esminis dalykas, ko aš tikrųjų nepaminėjau, nuo jo reikėjo pradėti, tai yra fizinis aktyvumas. Kad mūsų smegenis persikrautų, kad mes iš tikrųjų pailsėtumėm. Tai būtinas ir išjudėjimas, baseinas, krepšinis. Tikrai pasirinkimo yra labai 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 daug. Tai aš savo klientus visuomet kviečiu ne tik tai į pokalbį, bet ir į fizinį aktyvumą. Ir dabar galvoju, kas dar to diagramai buvo įvardinta. Esminius dalykus turbūt paminėjau: malda, bendravimas, maistas, fizinis judėjimas. O šiaip tai nenori sužinoti, kas yra pirmoje vietoje, kada žmogus yra pats laimingiausias. Kada? Dabar turėsim uždėti N18. Ten pačioj pirmoje vietoje yra parašytas seksas, kad yra vienas iš esminių dalykų, kada žmogaus kūnas patiria labai daug laimės hormonų. Tik tai procentaliai mes tai darome labai mažai, bet laimės tame slypi labai daug. O kodėl mes veikiam to mažiau? Nes turbūt pavargę būnam nuo darbų, nuo rutinų ir panašiai. Bet
knygoje yra parašyta juoda ant balto tyrimai. Tai čia toks truputėlį juokas, bet ne juokas. To fizinio kontakto mums jo reikia. Pati paminėjai dar ir dėkingumo tą praktiką. Ir kadangi aš žinau, kaip būna, kai klientui sakai, dabar pabandykim padėkoti ar paieškoti, už ką padėkoti. Kaip tu patartum, ką daryti, nuo ko pradėti, nes kartais būna labai sudėtinga, už ką čia dėkosiu, čia nėra ką sakyti, nieko nenuveikiau, nieko nepadariau. Tai kaip truputį šitoj vietoje galėtum mūsų žiūrovam irgi gal patarti? Aš turiu vieną pratimą, kurį labai dažnai darau su savo klientais irgi. Ir aš juos kviečiu visuomet įvardinti 5 emocijas, ką mes dabar jaučiam, 4 dalykus, kuriuos matom, 3 dalykus, kuriuos girdim, 2 dalykus, kuriuos užuodžiam ir 5 dalykas, kokį skonį jauti. Vien mūsų fokusas tai, kad mes tiek daug galim matyti, galim girdėti, galim užuosti. Ar tai yra savaime suprantama, ar mes galim ir už tai padėkoti. Aš manau, galim ir už tai padėkoti, kad aš galiu su tavim kalbėti, aš galiu tave matyti. Ne kiekvienas žmogus tai turi kaip dovaną. Tik tai mes per savo bėgimą nebegebam pastebėti, kad tai irgi yra, yra didžiulė dovana, netgi tokie elementarūs atrodo dalykai. Ir tiesiog pasakyti ačiū už tas visas gyvenimo patirtis, ko aš... Nepaisant to, kad yra traumų psichologija, aš pati labai nemėgstu to žodžio trauma, man tokio negatyvo labai daug iš savęs turintis, aš kažkaip labiau mėgstu sakyti, tai yra gyvenimo patirtis, gyvenimo istorijos, iš kurių tu gali kažką išsinešti, kažką išmokti. Tai ir tos skaudžios patirčios dažniausiai, vienaip arba kitaip, mums kažką padovanoja. Padovanoja kitokį požiūrį, kitokį matymą ir panašiai. Ir reto, ne tik kad reto, bet dažniausiai žmogaus, kai paklausi, tai ką atsimeni tokio labai džiaugsmingo savo gyvenime, tai retas kuris. Bet kai paklausi, kai kažką labai skaudaus ir iš ko labiausiai pasimokiai, tai visi visada įvardina kažkokias nemalonės, skaudžias gyvenimo patirtis, nes jos yra gyvenime ir tiesiog. Leisti savo steptelti ir pagalvoti, ką aš galėjau iš to išmokti. Ir už tai padėkoti, nes tu, Igne, nesidėtum čia tokia, kokia esi, aš nesidėčiau čia tokia, kokia esu, jeigu nebūtų mano ir tavo gyvenimo istorijos. Gal norėtųsi taip pabaigai, turbūt galvojant ir apie gyvenimo istorijas, ir apie laimės principus, bet ir apie moteris, kurios patyrusios persileidimus arba artimuosius, kurie šalia yra. Kokia žinutė galbūt tokia svarbiausia norėtųsi perduoti, palinkėti ar pasakyti tiem žmonėms iš savęs, tu kaip praėjusi tą patirtį? Turbūt žinutė būtų ta, nepasilikti su skausmu vienai. Ir jeigu man skauda, būti drąsiai pasakyti, kad man šiandien skauda, kad aš noriu šiandien pailsėti. Nes tas uždarytas skausmas, jisai niekur nedingsta. Tai aš kviečiu į atvirumą, į drąsą, nebijoti dalintis. Ir šiam pasauliu yra daug labai gerų žmonių. Tik tai juos svarbu atrasti. Ir dalintis. Tiesiog aš kviečiu dalintis. Ir aš jeigu manęs paklaustum, kur aš savo skausmą gydžiau, tai aš savo skausmą natūralu, jau pasikartosiu, gydžiau psichologo kabinete, bet lygiai taip pat Dievo namuose, pokalbiuose su kunigu. Ir vienas man artimas kunigas labai dažnai sako, kad geriausia daugybė yra dalyba. Tai tiesiog, kai pasidalini savo istoriją, pasidalini to savo skausmu, visada atsiranda tie žmonės, kurie jį apkabina žodžiu ar fiziškai apkabina. Tai turbūt tiek būtų nuo manęs.
Tai ačiū labai, kad dalinaisi savo istoriją. Jis tikrai turbūt nėra ir pati paprasčiausia dalintis, ar ne? Manau, kad klausytojus tikrai palėtė tos istorijos, tie pasidalinimai. Tai dar kartą ačiū, kad atvykai, kad skyrei laiko ir pasidalinai su mumis. Ačiū, Igne, tau, kad pakvietei, gera būti pokyčių namų dalimi. Ir man žodis pokytis yra labai tikras ir kviesti žmonės pokyčiui. Mes tą turbūt dažniausiai ir darom savo psichologo kabinetuose, nes jeigu žmogus darytų viską taip, kaip įprastai, tai tada ir nesukuri to pokyčio. Tai tas žodis pokyčių namai yra labai gražus ir teisingas. Ačiū tau už skirtą laiką. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir klausėte mūsų tinklalaidės. Jeigu norite ir toliau girdėti prasmingą turinį, kviečiu mus sekti YouTube'ai bei kitose socialiniuose tinkluose.